Nesušalę, nesusirgę? Faktiškai šiuo metu Vilnius tikrai turi pakankamai vietų, išskyrus per didžiuosius šalčius, tai kas būtent dabar ir yra, todėl ir skiriam papildomai čiužinių ir šiokia tokia pagalba mūsų nakvynės namams, taip pat nevyriausybinių organizacijų nakvynės namams ir šiuo metu gal ne visiems užtenka lovos, bet čiužinys ir maistas ir stogas virš galvos tikrai yra. Ir aišku, dėl to prašau Vilniečių, kurie pastebit galbūt tokius asmenys, nepatingėkit, paskambinkit bendrosios pagalbos telefonu ar Vilniaus miesto savivaldybės tarnybas. Aišku, gal bloga tendencija tai, kad jeigu dar prieš metus jų buvo šiek tiek daugiau negu 400, tai dabar jau turime tokių registrė apie 800. Tenka pastebėti, kad nemaža dalis jų yra atvažiuojantis į Vilnių. Vakare duodama, reiškia, tas davinys, tenais arbata arba sultinys su bulvute, arba tai kiaušiniai, sumuštiniai, kotletas, veža, reiškia, savivaldybės dėka, aišku, veža. Bėda ištikus tikrai žmogus ras galimybę ir stogą virš galvos, ir maistą, ir drabužį. Tik aišku, norėtųsi, kad tie žmonės stotųsi ant kojų ir eitų į priekį.